Kada nors susimastėt, kodėl atrodo, kad technologijos, kurias naudojame naršydami internete, keičiasi greičiau nei spėja mirktelėt? Na, šiandien mes kaip tik ir atversim tą uždangą. Pažvelgsim į paslėptą istoriją, kuris slypi už, praktiškai kiekvienos svetainės, kurią lankome. Nuolat atrodo, kad kasdien atsiranda koks nors naujas įrankis ar karkasas, ar ne. Bet žinot, už viso šito nuolatinio srauto slypi tikrai neatsitiktinumas. Ten gili istorija, pilna problemų ir, žinoma, sprendimų. Ir mes ją šiandien kartu ir narpliosim. Gerai, tai kad suprastumėm, kodėl viskas tapo taip, sudėtinga, turim grįžti laiku atgal. Į pačią pradžią. Į laikus, kai naršymas internete, patikėkit, buvo tikras iššūkis. O to priežastis buvo viena – labai konkreti ir labai erzinanti. Pabandykime įsivaizduoti pasaulį, kuriame kiekvienas paspaudimas internete reiškia vieną – laukimą. Laukimą, kol vėl ir vėl iš naujo užsikraustas pats puslapis. Būtent tokia buvo žiniatinklio pradžia – lėta, grozdiška ir, tiesą sakant, reikalaujanti tiesiog geležinės kantrybės. O dabar dar vienas vaizdelis. Įsivaizduokim, kai tik sugaišom laiko pildydami ilgą, sudėtingą formą. Spaudžiam pateikti ir visas darbas tiesiog dingsta. Puslapis persikrauna tik tam, kad praneštų apie vieną vienintelę menką klaidą. Tas nusivylimas tiesa. Štai būtent tai ir buvo tas skausmas ir kančia, su kuriais susidurdavo milijonai žmonių. Taigi, akivaizdu, kad reikėjo kažkokių pokyčių. Ir tie pokyčiai atėjo. Atėjo 3 naujų technologijų pavidalu, kurios, sakyčiau, amžiams pakeitė žiniatinklį. Tai buvo technologijos, kurios pagaliau leido svetainėms atnaujinti tik mažas puslapio dalis, bet to varginančio visiško perkrovimo. Ir viskas įdomiausia prasidėjo nuo Microsoft. Jie bandė pagerinti savo Outlook web app patirtis ir, netyčia sukūrė technologiją pavadintą Ajax. Galima sakyti, tai buvo tarsi slaptasis agentas, veikiantis užkulisėse, jis gaudavo naujus duomenis iš serverio, o tuomet naršymas tiesiog vyko toliau netrukdomai. Pagalvokim apie tai kaip apie puikiai suderintą komandą. Tikras superherojų trijulė. Ajaxas buvo tas greitasis pasiuntinys, kuris atnešdavo informaciją. JSON tai buvo universali kalba, kuria ta informacija buvo užrašyta. O jQuery buvo tarsi maestro įrankių dėžė, kuri leido programuotojams visą tai lengvai sujungti į veikiančią visumą. Ir staiga, su jQuery pagalba, programuotojai galėjo lengvai kurti lankiklius, iššokiančius langus, animuotus menius, viską, kas anksčiau atrodė kaip tikra magija. Žiniatinklis ne šiaip atgijo, jis tapo interaktyvus, žaismingas ir tiesiog daug malonesnis naudoti. Bet kaip dažnai būna, ši nauja galia atnešė ir naują pavojų. Programoms augant, naršyklėje veikiantis kodas tapo, tarsi milžiniškas susivėlęs siūlų kamuolys. Neįmanoma suprasti, kur pradžia, kur pabaiga. Trumpai tariant, tai buvo chaosas. Ir jį reikėjo kažkaip sutvarkyti. Sprendimas, tiesą sakant, buvo genialus savo paprastumu. Programuotojai tiesiog pasiskolino idėjas iš jau gerai sutvarkytos serverių pasaulio ir pritaikė jas naršyklėje. Ir štai taip gimė vieno puslapio aplikacijos, arba SPA. Tai programos, kurios veikia kaip įprastos kompiuterio programos, tik naršyklės lange. O po to sekė tikras kūrybinis sprogimas. Kiekvienas naujas karkasas bandė pasiūlyti savo sprendimą tai chaoso problemai. Pavyzdžiui, Backbone buvo kaip tas tvarkingas architektas, kuris sukūrė aiškią struktūrą. Knockout tai buvo magas, privertęs duomenis atsinaujinti automatiškai. O Angular.js jis pasiūlė viską viename. Tarsi šveicariškas peiliukas programuotojui. Ir tada scenoje pasirodė React. Biblioteka, kuri iš esmės pakeitė žaidimo taisyklės. Užuot stačius sudėtingas struktūras, React pasiūlė kurti mažus, nepriklausomus komponentus. Žinot, kaip Lego kaladėles. Tai buvo visiškai naujas būdas mąstyti apie tai, kaip kuriamos žiniatinklo aplikacijos. Ironiška ar ne? Išsprendėme vieną problemą, bet sukūrėme kitą. Šios naujos galingos aplikacijos tapo tarsi sunkus, nepaslankus milžinai. Jos labai lėtai įsikraudavo ir, kas dar blogiau, buvo beveik nematomos paieškos sistemoms. Pavyzdžiui, Google. Pabandykim įsivaizduoti situaciją. Sakykim, turime e-parduotuvę. Ji graži, funkcionali, bet niekas jos negali rasti per Google. Ką tai reiškia? Ogi prarastus klientus ir, žinoma, prarastus pinigus. Būtent tokia tuo metu buvo skaudi realybė daugeliu verslų. Taigi, technologijų švytuoklė vėl
grįžo atgal. Programuotojai suprato, kad negalima tiesiog ignoruoti serverio galios. Jie vėl pradėjo naudoti serverį tam, kad sukurtų pradinį puslapio vaizdą, o tik tada perduotų valdymą naršykliai. Tai buvo tarsi bandymas paimti geriausią iš abiejų pasaulių. Ir tai buvo tikras proveržis. Įrankiai tokie kaip Next.js leido kurti svetainės, kurios buvo ir greitas, ir matomas paieškos sistemoms, ir tuo pačiu metu neįtikinotinai interaktyvios. Pagaliau buvo rastas tas aukso viduriukas. Gerai, bet sustokim akimirkai. Ar visa tai tikrai verta? Ar tikrai reikia viso šito sudėtingumo? Galų gale, argi negalima būtų tiesiog kurti paprastus svetainės kaip senais laikais? Atsakymas, tiesą sakant, paprastas. Svetainės jau seniai nebėra tik informacijos šaltiniai. Tai įrankiai. Įrankiai, su kuriuos apsiperkame, bendraujame, dirbame, pramogaujame. Jos tapo sudėtingais produktais, kurie turi atitikti aukščiausius tiek vartotojų, tiek ir verslo lūkesčius. Ir panašu, kad kitas didelis žingsnis šioje nesibaigančioje evoliucijoje bus susijęs su dirbtiniu intelektu. Bet galbūt ne taip, kaip dauguma įsivaizduoja. Užuot pakeitęs programuotojus, DI atrodo taps jų asistentų. Įrankiu, kuris padės dirbti greičiau, efektyviau ir be abejonės kūrybiškiau. Galų gale visa ši istorija yra apie vieną dalyką – apie dialogą. Dialogą tarp žmogaus ir mašinos. Ir kiekvienas naujas įrankis, kiekvienas naujas karkasas tai yra tik bandymas. Bandymas padaryti šį dialogą sklandesnį, intuityvesnį ir, prasmingesnį. Taigi, kaip matom, žiniatinklio istorija yra nuolatinis ciklas. Senos idėjos atgimsta, kad išspręstų naujas problemas. Būtent tai ir daro šią sritį tokią, dinamišką ir įdomią. O dabar, stovint ant dirbtinio intelekto eros slenksčio, kyla klausimas, kokia sena idėja įdomu vėl taps nauja.